Sveiki! Jei planuojate eksportuoti į Ukrainą ar importuoti iš jos, akivaizdu, kad turėsite suprasti, kokia yra situacija susijusi su jūsų prekių gabenimu. Šioje prezentacijoje aptarsiu dabartinę situaciją susijusią su krovinių gabenimu upėmis, jūra, geležinkeliais, keliais ir oru. Tačiau pirmiausia pradėsiu nuo paaiškinimo, kaip karas paveikė Ukrainos logistikos sektorių. Karo pradžia 2022 metų vasarį sukėlė didelių sutrikimų Ukrainos transporto sistemoje. Ukrainos jūrų uostai buvo ir tebėra nuolat puolami. Oro uostai buvo uždaryti nuo pat pirmos karo dienos. Be to, pasak Europos verslo asociacijos, 2024 metais 53% įmonių pranešė apie tiesioginę žalą dėl karo veiksmų. Tačiau gera žinia ta, kad daugiau nei 40% jau atstatė savo sugadintą turtą. Vis dėlto tiesa yra ta, kad logistikos sektorius kenčia, nes yra vienas pagrindinių karo taikinių. Dėl to vėluoja siuntos ir didėja kaštai. Pavyzdžiui, daugelį eksporto krovinių teko nukreipti į ES jūrų uostus, ypač į Konstancą Rumunijoje ir Burgasą Bulgarijoje, taip pat į Lenkijos, Kroatijos, Vokietijos ir Nyderlandų uostus. Nors alternatyvūs transportavimo maršrutai buvo greitai surasti, Ukrainos eksportuotojai vis dar susiduria su keliomis problemomis, ypač su uostų pajėgumų trūkumu Ukrainos eksportui perkrauti ir sandėliavimo vietų stygiumi kroviniams kaupti. Dėl to vidutinis atstumas iki išsiuntimo uostų Ukrainos eksportuotojams padidėjo 5 kartus, o transportavimo kaina iki paskirties uosto išaugo vidutiniškai 3-4 kartus, tačiau šios problemos yra įveikiamos. Pirmiausia, aptarkime paprasčiausią kanalą – oro krovinius. Oro krovinių kanalas yra paprasčiausias, nes juo naudotis jau nebeįmanoma. Ukrainos oro erdvė yra uždaryta civiliniai aviacijai, todėl tiesioginiai oro krovinių skrydžiai tapo neįmanomi. Šiuo metu oro krovinių gabenimas į Ukrainą daugiausia vykdomas pasitelkiant daugiamodalinį pristatymą, naudojant kaimyninių šalių, tokių kaip Lenkija, Rumunija ir Vengrija, oro uostus. Varšuvos, Krokuvos, Budapešto ir Kišiniovo oro uostai dabar tapo pagrindiniais oro krovinių centrais į ir iš Ukrainos. Skubios prekės paprastai siunčiamos į šiuos artimiausius oro uostus, o vėliau kelių gabenamos į galutinę paskirties vietą Ukrainoje arba atvirkščiai. Gerai, oro uostai uždaryti, bet visi kiti maršrutai atviri, tad pažvelkime į vandens transporto galimybės. Čia galite matyti pagrindinius jūrų ir upių uostus bei tai, kaip jie yra sujungti su likusia Ukrainos dalimi tiek keliais, tiek geležinkeliais. Taigi, Dunojaus upės uostai suteikia maršrutus į Vidurio Europą, o vakariniai Juodosios jūros uostai vis dar veikia ir suteikia prieigą prie likusio pasaulio. Kitose skaidrėse šios maršrutus apžvelgsime šiek tiek detaliau. Upių maršrutai. Nors Dunojaus uostai veikia mažiau nei pusę pajėgumo, jie vis dar strategiškai svarbus specializuotoms kroviniams į ES ir perkrovimui per Rumunijos Juodosios jūros uostą Konstancą į kitas šalis. Naujausi 2024 metų duomenys rodo, kad per Dunojaus uostus buvo pervežta 17,3 milijono tonų krovinių. Tačiau, kaip minėjau, tai vis dar mažiau nei pusė prieškarinių apimčių, bet vis tiek reikšminga. Tačiau, kaip matysime kitame skaidrėje, jūrų koridorius yra kur kas svarbesnis. 2024 metais tai sudarė beveik 80 milijonų tonų krovinių, daugiau nei 4 kartus daugiau nei upių transporto apimtys. 2023 metų rugpjūtį Ukraina paskelbė laikiną maršrutą civiliniams laivams, plaukiantiems iš Ukrainos Juodosios jūros uostų – Odesos, Čornomorsko ir Pivdenio. Šis laivybos maršrutas buvo atidarytas praėjus kelioms savaitėms po to, kai Rusija vienašališkai nutraukė Juodosios jūros grūdų susitarimą. Koridorius driekėsi palei vakarinę Juodosios jūros pakrantę, kuri yra sekliau nei centrinė dalis, todėl ji mažiau tinkama Rusijos povandeniniams laivams. Nors laikinasis eksporto koridorius nėra visiškai saugus, jis suteikia Ukrainos eksportuotojams galimybę tradiciškai eksportuoti žemės ūkio ir kitus birius produktus į pasaulio rinkas. Kaip minėjau ankstesnėme skaidrėje, nors apimtis ir mažesnės nei 2021 metais, 2024 jūrų maršrutais buvo eksportuota beveik 80 milijonų tonų. Kitoje skaidrėje apžvelgsime geležinkelio maršrutus. Geležinkelio maršrutai. Ukrainos geležinkelių bendrovė tiesiogiai bendradarbiauja su Moldovos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos ir Vengrijos geležinkeliais. Tinklai jungiasi per 40 tarptautinių geležinkelio pasienio perėjų. Šioje skaidrėje galite matyti pagrindinės geležinkelio perėjas į ES ir Moldovą.
Dešinėje skaidrės pusėje esantis paveikslėlis rodo geležinkelių pervežtą kiekį per pirmosius 5 2024 metų mėnesius. Tai daugiau nei 21 milijonas tonų, o tai sudaro daugiau nei 50 milijonų tonų per metus. Tikimasi, kad šis kiekis didės, kai bus atnaujinta infrastruktūra, jungianti Ukrainos geležinkelių sistemą su ES šalių tinklais. Dauguma Ukrainos geležinkelių turi kitokį vėžės plotį nei ES. Dėl to jungtis tampa šiek tiek sudėtingesnė struktūriškai. Daugiau informacijos apie Ukrainos geležinkelius rasite nuorodoje aprašyme žemiau. Be geležinkelių kitas sausumos transporto būdas, žinoma, yra kelių transportas. Į tai trumpai pažvelgsime kitoje skaidrėje. Kelių transporto galimybė yra pagrindinis lankstus krovinių gabenimo kanalas į Ukrainą ir iš jos. Iš tiesų, Ukrainos įmonės padidino kelių transporto naudojimą, reaguodamos į logistikos apribojimus kitomis transporto priemonėmis – jūrų uostų blokadą, ribotą geležinkelio perėjų pralaidumą ir oro krovinių gabenimo galimybių nutraukimą. Ši reakcija atsispindi padidėjusiame Ukrainos sunkvežimių sienos kirtimų su Lenkija skaičiuje. 2022 metrų jis išaugo 34%, o 2023 metrų 20%. Tačiau nėra neskausmingo sprendimo. Norint patekti į ES, tenka ilgai laukti, o laukimo laikas dažnai skaičiuojamas dienomis. Dėl to neišvengiamai didėja kaštai ir trikdoma tiekimo grandinė. ES puikiai žino apie šias problemas ir stengiasi jas spręsti per ES ir Ukrainos solidarumo koridorius. Šie koridoriai sukurti tam, kad supaprastintų krovinių judėjimą tarp ES ir Ukrainos. Tai paaiškinsiu šiek tiek detaliau kitame skaidrėje. Kaip ES solidarumo su Ukraina atsako dalį, Europos komisija pristatė solidarumo koridorių veiksmų planą. Šis planas skirtas padėti Ukrainai eksportuoti savo prekes ir importuoti tai, ko jai reikia geležinkeliais, keliais ir vidaus vandens keliais. Šis planas įgyvendinamas supaprastinant dokumentų kontrolę, didinant Europos infrastruktūros projektų bendrą finansavimą, gerinant jungiamąją infrastruktūrą pasienyje ir prie transeuropinių transporto bei energetikos tinklų. Šiandien ES ir Ukrainos solidarumo koridoriai tapo gyvybiškai svarbia Ukrainos ekonomikos arterija. Kitoje skaidrėje pamatysite, kokie svarbus ir plataus masto yra šie solidarumo koridoriai. Šioje skaidrėje galite matyti, kokie svarbus ir plačiai apimantys yra šie ES ir Ukrainos solidarumo koridoriai. Iš tiesų, nors šie to ir nematyti, jie driekiasi giliai į Iberijos pusiasalį, Italiją, Airiją ir Skandinaviją. Ukraina tampa tikrai gerai ir tvirtai sujungta su ES. Na, mes jau beveik prie prezentacijos pabaigos. Man beliko parodyti jums 3 pagrindinių Ukrainos logistikos asociacijų pavadinimus ir duomenis bei pateikti keletą savo išvadų. Ukrainos logistikos prekybos asociacijos. 3 pagrindinės Ukrainos logistikos prekybos asociacijos yra Ukrainos tarptautinių krovinių ekspeditorių asociacija, Ukrainos tarptautinių kelių vežėjų asociacija, Ukrainos uostų asociacija. Jei jums reikia su jomis susisiekti, nuorodos į jų svetaines pateiktos žemiau aprašyme. Arba, jei pageidaujate dėl logistikos klausimų susisiekti su ECC Ukraina, mano pašto adresą rasite žemiau aprašyme. Taip pat kitame skaidrėje matysite, kad pagrindinės tarptautinės logistikos įmonės šiuo metu veikia Ukrainoje, kas taip pat turėtų suteikti daugiau pasitikėjimo situaciją. Taigi, galime matyti, kad pagrindinės laivybos ir logistikos įmonės vis dar veikia Ukrainoje. Tai tik nedidelis pavyzdys. DHL, MSC, Maersk, TSV ir Schenker, CMA CGM, Hapag-Lloyd, Evergreen Line ir daugelis kitų. Jei šios įmonės vykdo veiklą ir iš Ukrainos, žinote, kad yra praktinių sprendimų jūsų poreikiams. Gerai, esu pasiruošęs pateikti savo baigiamąsias pastabas. Taigi, štai mano baigiamosios pastabos. Karas sukėlė įvairių iššūkių – oro uostų uždarimą, dalinę Ukrainos jūrų uostų blokadą, krovinių transporto trūkumą, perpildytus sandėlius, pailgėjusius pristatymo laikus, padidėjusias transportavimo išlaidas, taip pat energijos tiekimo sutrikimus ir kitus nepatogumus. Tačiau apskritai Ukrainos įmonės prisitaikė prie karo sąlygų. Jos nukreipė krovinius į kitų šalių uostus ir diversifikavo tiekimo maršrutus. Jos pertvarkė kuro tiekimo sistemas ir padidino kelių transporto naudojimą. Artimesnis bendradarbiavimas ir integracija su ES bei jos logistiniais tinklais ir dokumentų tvarkymo procedūromis išlieka prioritetu. Laisva laivyba per Ukrainos Juodosios jūros uostus išlieka ekonominio stabilumo Ukrainoje pagrindu. Na, štai ir viskas. Man belieka tik padėkoti už jūsų susidomėjimą ir dėmesį.
Taigi, tikrai dėkoju, kad žiūrėjote vaizdo įrašą apie Ukrainos logistiką. Tikiuosi, ši informacija jums buvo naudinga. Jei taip, mums labai padėtumėte, jei paspaustumėte patinka mygtuką ir užsiprenumeruotumėte mūsų kanalą, kad gautumėte naujausią informaciją. Taip pat pasidalykite šio vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo kolegomis bei verslo partneriais. Būtume jums labai dėkingi. Svarbiausia, prisiminkite, kad CIC Ukraina ir mūsų partneriai yra pasirengę jums padėti. Jei jums prireiktų pagalbos, mūsų kontaktiniai duomenys pateikti šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Mano vardas Aleksejus Kožanovas. Kartu galime sukurti geresnę ateitį. Laukiu jūsų atsakymų. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą.